Jungtinių valstijų studentų moterų golfo turnyre įspūdingai pasirodė Gilės bitės Starkutės atstovaujama Arizonos universiteto komanda. Artimiausias varžoves jie aplenkė net 16 smūgių. Puikia forma įgijusi Starkutė per 2 dienas atliko 216 smūgių ir asmeninėje įskaitoje užėmė 6. vietą tarp 78 žaidėjų. Žinant, kiek klaidų išgelbėjau ir kiek dar buvo galimybių pataikyti berdį, šiaip tikrai geras balansas. Pasak trenerės, 23 metų lietuvė tobulėja labai sparčiai. Ji laimėjo pirmąjį savo turnyrą sausį ir dabar stabiliai patenka į lyderių 10-tuką. Gilė bitė vis dar tobulėja ir vis geriau jaučiasi lyderių gretose, todėl tai leidžia tikėtis naujų pergalių. Starkutė sėkmingai aukštyn kyla ir pasaulio reitinge. Dabar ji yra 122 tarp 3500 klasifikuotų žaidėjų.